Šioje laidoje taip pat primename, kad rugsėjo 12 yra pasaulinė burnos priežiūros diena. Kaip teisingai valyti dantis mums primins odontologai. Labai svarbu dantis valyti ryte ir vakare. Kruopščiai išvalant visus paviršius, nepamirštant ir liežuvinių paviršių. Labai svarbu išvalyti dantis ir su flosu, su tarpdančių siūlu, nes dantų šepetėlis tarpdančių nepasiekia ir neišvalo. Valant reikėtų naudoti judesius aukštyn, žemyn ir sukamuosius. Nereikia valyti horizontaliais judesiais, smarkiai braukiant per dantų kaklelius, nes galima pažeisti emalį. Laidoje pristatome naujieną – natūralias dantų pastas Logodent iš augalinių ekstraktų ir mineralų. Tai yra ekologiška, turinti europinį sertifikatą dantų pasta, kurioje nėra fluoro, lauril sulfato, parabenų, būtent to, kas gali pakenkti žmogaus sveikatai. Logodent dantų pastas sukūrė ir pagamino mokslininkai Vokietijoje, šiuolaikinėje ir modernioje gamykloje. Šių pastų sudėtį sudaro augalų ekstraktai – ežiuolė, anyžinė ožiažolė, žalioji arbata, gvazdikėliai, kaip ir natūralus saldiklis ksilitas, užtikrina ne tik efektyvų antibakterinį, bet ir priešuždegiminį efektą be antibiotikų pagalbos. Mira, hamamelis ir vaistinės ramunėlės ramina ir saugo dantenas. Labai smulkiai sumalti mineralai ir jūros druska sudaro švelnes valymo medžiagas, kurios pašalina apnašas, nebraižo dantų paviršiaus. Logodent Sensitive dantų pasta, skirta jautriems dantims ir dantenoms, užtikrina ypač švelnų valymą ir priežiūrą. Mineralinė medžiaga, kalio chloridas, sukuria apsauginį sluoksnį danties nervui ir tokiu būdu neleidžia toliau dirginti jautraus danties. Vaistinių ramunėlių, šalavijo ir hamamelio ekstraktai ramina ir stiprina dantenas. Švelnios poliruojamosios medžiagos nuvalo apnašas, be reikalo nedirgina dantų ir dantenų. Logodent Mineral dantų pasta remineralizuoja pažeistą dantų emalį, nebraižo dantų paviršiaus. Magnis ir kalcis pagrindinės danties sudedamosios medžiagos yra aktyvios, todėl į Logodent dantų pastas gamintojas nededa žmogaus organizmui kenksmingo fluoro. Logodent burnos skalavimo skystis su žolelėmis yra koncentratas, kurio vienam kartui į stiklinę vandens reikia įlašinti tik 4 arba 10 lašų. Šalavijas, propolis ir eteriniai aliejai stiprina dantenas ir burnos kvapas ilgai lieka gaivus. Mira ir vyno spiritas dezinfekuoja ir tonizuoja burnos gleivinę. Logodent dantų gelis Ekometa 2 viename yra dantų valymo gelis ir burnos skalavimo priemonė. Neatskiesta, naudojama kaip dantų valymo gelis, praskiedus su vandeniu kaip burnos skalavimo priemonė. Labai patogus kelionėse, jei nėra galimybės išvalyti dantis. Logona Kids yra dantų valymo gelis vaikams su braškių arba šaltmečių skoniu. Žaliosios arbatos ekstraktas saugo pirmuosius dantukus nuo bakterijų atakos, o vaistinės ramunėlės dantenas nuo uždegimų. Vaikai iki 3–4 metų nuryja pastą, nes dar neturi išspjovimo reflekso. Todėl labai svarbu, kad pastose nebūtų fluoro, kuris yra jiems kenksmingas. Be to, dantų pastos Logodent Kids yra labai skanios. Gelio sudėtyje nėra fluoro junginių, sintetinių aromatinių medžiagų, dažiklių ar konservantų. Tinkamas pieninių ir nuolatinių dantų bei dantenų priežiūrai. Natūralių dantų pastų iš augalinių ekstraktų ir mineralų Logodent teiraukitės vaistinėse ir biotekos parduotuvėse.